Šiandien atvažiavom prie pilies, šalia esančio miestelio. Kur bėgiai? Turim laiko iki pietų šiek tiek, tai vat, užsukom. Eime ten. Šiandien pas mus ramesnė diena. Einam pasimaudyti. Pabūsim kempinge, paskui gal vakarai į miestelį važiuosim, o gal ir nevažiuosim. Va, mūsų baseiniukas. Pasiruošę. Eime? Eime. Ok. Čia negyvu kol kas. Iki pusės. Paskui pradeda gilėti. Oh no. Tokia mūsų šiandien diena, neįdomi. Poilsis. Buvo daug baseinų, bet šitas pirmas, kuriame maudėmės. Net vandenyne nesimaudėm dar. Kągi, jau vakaras. Mes nuogi susėdėm, karšta, šilta. Nu, ne karšta, bet šilta. Tai gera, taip, saulės kai nėra. Šiandien rami tokia diena. Buvom prie tos pilies, bet nieko gero nepamatėm, tai trumpai pabuvom. Ir viskas. Tai va, nebaigiau sakyti ten žodžių. Buvom prie tos pilies, paskui grįžom, pamiegojom pietų. Ir visą dieną baseine šitam. Prasidavėm. Ne kiek man, kiek Mateo nori baseine duotis. O dabar pavakarieniausim ir miegot. Rytoj laukia ilgas kelias. Iki Lisabonos, galim sakyti. Tai va, iki rytojaus. Rytas labas. Pakuojamės viską greitai. Palapinė liko dar šiukšlės. Ir judėsim. 8 ryto jau. Tai va, ką tik iš parduotuvės. Nusipirkom žirklutės, nes neradom kažkur. Tiesiog dingo. Mateo žaidžia jau su kažkuo. Pasiėmėm kavos. Kur mano kava? Kavą palikau lauke. O, tai galva. Žodžiu, kavos, bandelių. Reikia judėti, nes laikas bėga. Kilometrai nesisuka. Nori gerti? Ok, važiuojam. Sustojam čia šiek tiek pailsėt. Iki Lisabonos dar 200 km kažkur.
Matėjo palakstys, eisim, pavalgysim pietus jau. Tualetą ir važiuosim. Kas čia, Matėjo? Kas čia? Duodi per ūrą, dėdį. Užsukom pakeliui į Nazarė miestelį. Einam prie Švyturio. Karšta čia vėl. Gražu. O, kyla šitie į kalną. O čia tikras miestas Nazarė. Milžiniškas pliažas. Matai? Jo. Tai. Agos. Žemyn. Labai vėjas didelis. Milžiniškas bangos ir vėjas milžiniškas. Matė. Negaliu nieko pakomentuoti, nes labai vėjas pučia, tai vis tiek nieko nesigirdės. Bet čia žodžiai yra vienas didžiausių bangų Europoje ir pasaulyje. Atrodo įspūdingai, tikrai įspūdingai. Einam žaisti va čia. Eime žaisti. Atidaryk. Ojojoj. Tai va, aplankėm šitą vietą, nes norėjau, buvau pasižymėjęs. Pažiūrėjom tas bangas, kaip atrodo iš viršaus. Milžiniškas. Čia parkingą kol radom, sukom kokį pusę valandos. Sunku rasti. Mažas toks miestelis. Nu čia skaitosi ne Nazarė, bet šalia. Ant kalno toksai. Dabar Matėjo šiek tiek pažaist.
užkasim, atsigersim ir važiuosim į kempingą ieškot. Kažkur porą valandų kelio čia dar. Lisabonas šalia bus jau. Ale? Žodžiu, važiavam į vieną kempingą. Ten sako minimum 3 naktis. Šitas iš vis uždarytas neveikia. Kur šiandien miegosim, nežinau. Nežinau, šalia Lisabonos sunku rasti kažką. Vainu ieškot. Sustojam prie šitą nedirbančią kempingą. Užkaisim, nes nevalgiai jau ilgai. Nu ir žiūrėsim, kas čia gero yra šitam rajone. Kur čia miegoti, nemiegoti. Ką daryti, 6 jau. Vėlu. Problematiška. Vakar mes atsidūrėm. 4 lovas, bet niekas čia negyvena. Šiandien tai visos 4 mūsų, nes kempingų nėra. Buvo dar vieną nuvažiavęs, bet ten iš vis mažas ir pilnas. Viešbučių čia niekur nėra. Čia, aš esu čia Sintra miestelis toks. Gražus visai. Ir rytoj keliausime šitą pilį Sintros. Na ryto. Yra skalbykla nemokama, reikia įsiskalbti viską šiandien. Tai va, poilsis. Ilga diena, ilgas vakaras. Ole, na. Va mūsų viešbutukas. Diena. Skanaus. Labas rytas. Mes jau pusryčiaujam. Ką? Esame Sintros miestelyje. Papusryčiausim ir eisim į Penos atrodo vadinasi rūmai. Įsimėgam normaliai. Nori pieną? Nori valgyti? Ok? Tai va, įsimėgam normaliai. Keista buvo ant lovų miegoti, o ne čiužinių. Tai va. Pamiršau paminėti, kur mes esame dabar. Tai va, čia šitas viešbutukas turi tokią erdvę. Yra kompiuteriai. Ten yra lauke terasa, galima sėdėti. Čia galima pailsėti, televizoriai. Didelis stalas. Ir kas svarbiausia, virtuvė yra. Su visais reikalingais įrankiais, indais. Galim virti, kepti. Šalia stoties traukinių. Tai visai gera tokia vieta. Apačioje yra kavinukė, o čia savarankiškai kas nori pasigaminti. Aprodys šiek tiek Sintros miestelį. Rožinis namelis. Čia renovuoja kažką tai. Bažnyčia ar kažką. Šiaip turistinis miestelis, labai turistinis. Nes šalia yra šita pilis. Gal dėl to. Pagaliau einam prie pilies. Ilgai mes čia užtrukom. Atvežė mus autobusas. Nes čia labai ilgai reiktų lipt. O šitas nepaeina, mažiukas. Tai 12 eurų bilietas. Jis galioja visą dieną ten 2 autobusam. Kažkurie tai numeriai, dabar nežinau tiksliai kurie. Bet dabar atvežiau autobusas, dar reikia lipti.
pusvalandį. Nu va, jau kaip ir atėjom. Kas kam įdomu? Graži pilis. Bet Matėjo jau pavargęs. Jau 11. Reiks pietų miegot, ar dar reikia grįžti. Toli. Taip kad tiek to. Kitą kartą. Važiuosim atgal su to pačiu autobusu. Ui? Važiuosim? Sakė, į centrą važiuojam, pažiūrėsim. Nu va, mes jau po ekskursijų sugrįžom iki viešbučio, pasiimsim mašiną, užkasim ir keliausim į pietus. Šiaip tai čia šitam miestelis, šitoj Sintrai labai daug pilių, labai daug ką pamatyti. Tai geriau visą dieną būti, bet mums neišeina, mes turim judėti. Matėjo dar miega pietų, tai vat pasivaikštėm. Valandą laiką kažkur buvom ten aplinkui. O šiaip su autobusu, kol nuvažiuoji, kol čia nueini, tai pusdienis vat išėjo drąsiai, dabar 12. Mes išėjom 9 gal. Tai jo, rekomenduočiau imti visą dieną ir keliauti. Nu ką, iš pirmą kartą šiandien kempingą radom. Bet jau tokį wild laukinį. Toks laukinis. Nėra net žolės žalios. Šitas sakė, išvažiuos šiandien. Čia arkliai ganosi šalia. Arkliai, tokia ferma kažkokia. Eisim pažiūrėti po to. Bet visas tas regionas toks panašus, mačiau, Algarvės. Sausa belenkaip. Belenkaip sausas, melynai kažkokie dulkės visur. Ten mes. Būsim čia porą naktų. Tikiuosi bus gerai išsimiegoti. Bet visą labą paėmė 10 eurų už porą naktų. Tai čia wow. Pigiau niekur dar nebuvo ir nebus, kiek manau. Aišku, reikia už dušus mokėti 50 centų kažkiek minučių, neatsimenu kiek, jeigu nori šilto vandens. Bet elektrą, man atrodo, nemokami. Kažkur sakė, yra elektra.
Toks visiškai kaimo kempingas. Šiek tiek aprodysiu. Kas čia matė? Įgėja. Įgaga. Gaila, kad nėra žalios. Žolės visur dulkės. Kieta žemė. Na, jie šieną ėda savo. Voliojasi savo. Va dar kokie čia gyvūnai. Laksto. Didelė koja. Radom dar gyvūną. Kiaulės, avis kažkokios. Slepiasi. Kuku. Jau pusryčiai garuoja. Matė, ten laksto. Vandens ieško, kažkur kažką jau nori daryti. Oi, saulė labai šviečia. Žodžiu, išmiegojom. Kažkaip ilgai, kol išmiegau. Bet paskui normaliai išmiegojom. Buvo atvėso oras. Tai vat užkandom. Šiek tiek ir važiuosim dabar, jau važiuosim. Važiuosim į Faro miestelį. Reikia slėpti maistą, nes vakar šitas atėjo ir suvalgė viską mūsų. Šiukšlės išknysta. Šitas mažas padauža. Slampinėjai čia visur ir ieško ką pagriaužti. Nori cecą padaryti? Švelniai, dusmu. Cecą. Nu, atvažiavom į Farą ir čia mes realiai dėl vieno objekto tik. Dėl šitos bažnyčios. Štai atėjom. Čia kaip ir tikri žmonių kaulai ir kaukolės. Bet tokios nedidelės kaukolės. Įdomiai.
Yra ir didesnė, matau. Vienas mažesnis, kitas didesnis. Čia jau nebėra kaukolio. Tik tai kaulai. Miegi, Matė? Einam maudytis. Faro jau pabuvom, išvažiavom. Dabar atvažiavom į mažą miestelį tokį. Ir eisim maudytis. Kelios minutės nuo parkingo ir jūra, vandenynas. Čia įsitaisėm, bet man atrodo, tuoj ateis vanduo iki mūsų. Nes bangos kaip duoda, tai... Jau 2 kartus perskėlėm savo rūbus, nes bangos vis didėja ir didėja. Dak ranka, ateina! Pabuvom porą valandų ir užteks. Nes pats karštis dabar po pietų. Važiuojam iki savo kempingo, ten pailsėsim. Ir vakare gal nueisim prie kempingo, yra pliažas vienas. Gražus irgi. O, čia baras kažkoks. Bet jau tiek to. Iki greito. Grįžom iš kelionį iš miesto ir žiūrim. Šalia mūsų ten palapinę pasistatė kažkas. Dėk čia. O, prie pat mūsų. Nieko nėra, palapinė stovi kažkieno. Nesupratau biškį bairą. Reiks paklaust, kad važiuos, ką jie savo galvoja. Kepam biškį užkasim ir važiuosim gal pavakarot prie vandenyno. Žodžiu, laukiam traukinio, kuris ką tik išvažiavo, mūsų nepalaukė. Nors buvom čia, bet vis tiek išvažiavo. Nu, žodžiu, Portugalai. Štai va, ką norėjau aš pamatyti čia. Šitos inkarus. Ir jų čia daug.
Nu va, šiek tiek pabuvom. Matėjo pametė tarp smėlio vieną drono detalę, tokią mažą. Niekaip negaliu rasti. Bet pliažai tai čia milžiniški Algarvės regionas. Ir tęsiasi belenkiek, toli. Eime? Ką čia darai? Vanduo šaltesnis nei Viduržemio jūroje čia. Bet maudžiuosi. Na, aš tai ir grįžom greit. Priority gavom, nes 2 metai matė tik. Bet šiaip turi lysti ir pats naglai prašyti, nes nieks nepraleis tavęs tą nelė didelį guotai. Šiaip ne taip. Lindom ir lindom. Lalo. Taip, sodėliau. Matau. Ale? Bėga dėliau, matai? Va ten bėga, toli. Na va, grįžom. Taip ir baigėsi mūsų šiandien diena. Eisim paskambinti mamai. O, vėl tas ponis atėjo suvalgyti mūsų maistą.